Labas. Tai visų pirma norėjau padėkoti, kad prisijungiai prie stiprių tėvų bendruomenės. Tai šitas video tiesiog galbūt susipažinimas su manim ir daugiau mažiau paaiškinimas apie pačią bendruomenę, kodėl sukūriau, daugiau apie mane ir galbūt kas tavęs laukia, kam šita grupė skirta ir ko iš jos gali pasisemti. Tai pradėsiu nuo to, jog mano vardas Vytautas Talauskas. Aš pats esu emigrantas, gyvenantis Airijoje 20 metų. Nuo 26 metų atskridau su tėvais, man dabar 13, 33 čia Airijoje, daugiau gyvenau Lietuvoje. Tai esu vėlgi natūralus kultūristas, turbūt matėte iš mano nuotraukų. Sportuoju ganėtinai ilgą laiką, šiaip 18 metų, bet užsiimu trenerystę ir profesionaliu kultūrizmu nuo 22 metų. Ir daugiau mažiau sukūriau šitą grupę tam, jog padėčiau tėvams, nes šiuo metu esu pats, aišku, tėtis, turiu 2 sūnus, vienam 2 metukai, kitam bus 5 ir žinau, kaip sunku yra auginti vaikus ir prižiūrėti save. Ir nemeluosiu, jog prieš 4 metus vėlgi turėjau savų problemų, vėlgi alkoholis, šeimos nesklandumai, turiu priklausomybę savo šeimoje ir kai gimė pirmas sūnus, supratau, jog niekas prie gero to neprės, ką darau šiuo metu. Ir nei saldainiai, nei alkoholis mano vaikams tikrai nepadės užaugti ir būti geresniais. Tai nusprendžiau, jog geriausias kelias man bus transformacija su savim ir, aišku, tas padėjo suprasti, ant kiek gyvenimas gali būti geresnis ir kokybiškesnis, kai prižiūrim save. Bet tobulėjant ir metams einant, pradėjau dirbti ties mąstysena, dirbant su klientais, tėvais, mamomis, tėčiais ir pamačiau, kaip gyvenimą pakeičia ne tik fiziškai, morališkai, dvasiškai ir mes žymiai kur kas esame, aišku, produktyvesni. Šita grupė yra tiems žmonėms, yra tiems tėvams, kurie yra ambicingi, nori kažko daugiau iš savo gyvenimo. Jauti, jog galiu daugiau, turiu jėgų, tiesiog man reikia pagalbos, reikia man žmonių, kurie galbūt mąsto kaip aš. Ir aš ilgą laiką tą patį galvojau. Ir ilgą laiką ieškau žmonių, kurie galbūt galvoja kaip aš. Ir tiesiog ieškau kompanijos, ieškau bendruomenės. Ir noriu vėlgi, galbūt to bendruomenę supratau, kad reikia pačiam sukurti ir pačiam ieškoti. Todėl ir galbūt esi čia. Todėl labai dėkoju ir džiaugiuosi, kad prisijungiai. Ir man tiesiog bus garbė padėti jums visiems ir kartu užaugti čia grupę, kur mes vėlgi visko dalinsimės. Jūsų tikslai, jūsų norai, jūsų sunkumai, tėvystė, tad stenkis palaikyti kitus, komentuoti, vėlgi dalinti savo istoriją, kodėl esi čia, pakomentuoti, palaikyti kitus. Vienintelė taisyklė, ko aš paprašysiu, tai tiesiog jokio negatyvumo, jokio žeminimo, jokių, kaip sakant, provokacijų ir reklamų. Vienintelis dalykas, ką aš paprašysiu, bet šiaip viską galima šitoje grupėje ir bus vėlgi mano video edukacija, kur padarysim žaidybinę sistemą, kur kuo labiau aktyvesnis esi, tuo daugiau gali prieiti prie tam tikro turinio. Ir čia bus toks smagumas, kur visi bus įtraukti, bet kas svarbiausia, aš noriu, kad čia būtų zona, kur jaučiatės saugiai, kur čia galite visko pasidalinti, visko paklausti, visko domėtis ir augti. Galbūt jaučiate, kad sveikai maitintis yra gėda, galbūt jums nejauku prieš kitus sakyti, kad sportuojate. Ir čia yra vieta, kur jūs tą galite pakeisti. Jūs čia galite būti, kuo norit. Jūs esat, kas tik norit. Čia žmonės bus tie, kurie nori vienas kitą pakelti į viršų ir palaikyti. Ir aš esu tam, kad padėčiau, noriu sukurti tokią grupę žmonių, kur visi tiesiog pakylam kartu. Nes bet kokiam gyvenimo atveju mes nekonkuruojam su nieko. Vienintelis konkurentas esate jūs pats savo mintyse. Ir mes tą bandysim sutvarkyti. Ir aš noriu, jog suprasme, kad kiekvienas žmogus yra jūsų gyvenime tam, kad pastatytų tam tikrą blokelį aukščiau, kad jūs kažkur užliptumėte. Tai žinokit, kad nėra konkurencijos. Žmonės yra tam, kad jums padėtų. Ir mes būsim to bendruomenė, kur vieni kitiems padėsim. Ir aš tikiuosi ir aš labai vėlgi meldžiuosi, kad čia bendruomenė bus, kur visi jau saugiai, bus smagu, daug juoko, humoro, linksmybių, to pačiu ir sporto, ir mitybos, mąstysenos pokyčių, įdomumų ir tiesiog darysim gyvus webinarus, stengsiuosi kas savaitę daryti ir gyvai pokalbius, kur visi kartu susijungsim ir noriu sukurti tokią bendruomenę, kur visiems saugu, visiems įdomu būti čia, įdomu dalintis ir nesąmonėm, nėra skirtumo, tiesiog išreikšti savo mintis ir būti saugiai ir norint, vėlgi, aš valgau iš dėžučių, na ir kas, aš šildosi mikrobangėje, na ir kas, o aš galbūt ten dujinė šildo, nėra skirtumo, čia grupė yra tam, kad visi yra suprasti ir visi yra skirtingi ir čia yra gražu. Ir man svarbu, kad jūs jaustumėt saugiai. Ir aš noriu būti su bendraminčiais, noriu bendrauti apie tai, kad vienas kitą suprastumėm. Ir kai vienas kitą suprantam, vienas kitą palaikom, nesvarbu, koks sunkus kelias gali bebūti, vis tiek perėsim
kartu. Ir čia tiesiog tikiuosi surasti ir draugų, ir pažįstamų, galbūt antrų pusių tėčių, mamų, vienišų, nėra skirtumo. Ir nėra čia apie viskas, kad yra tobulas. Žinom, kad tėvystė yra sunki, velniškai sunki. Tai kodėl netapus stipriais tėvais, atkakliais tėvais, sveikais tėvais, kylant į viršų, juokiantis, nepaisant visų sunkumų, pereinant kartu ir būti bendruomenė tokia, kur visi tave supras ir palaikys. Man atrodo, čia yra didžiausias mūsų turtas, kai mes turim žmonių ratą, kurie dirba galbūt kaip laikrodis, galbūt kaip tas pats pateptas ratas. Ir to visą laiką ieškau. Ir tikiuosi, čia bus ta vieta ir tau. Tai ačiū, kad esi. Palik komentaruose, iš kur esi, kiek vaikų turi, koks tavo vardas, kokie tavo tikslai. Bendrauk, pasigilink ant nuotraukas, kelk savo progresą, viens kitą palaikysim ir tobulėsim. Ir tikiuosi, šitą grupę taps kažkas unikalaus ir nuostabaus. Važiuok.